Vilniaus futbolas. Labadiena, gerbėmiai Geras FM radio stoties klausytojai. Jūsų dėmesiu jau paskutinė šį sezoną Vilniaus futbolo laida ir aš jos kūrėjas bei vedėjas Evaldas Gelumbauskas. Šiandien kaip ir norėtume atsisveikinti su jumis iki artimiausių progų, tikėkimės iki naujojo sezono. Ir šioje atsisveikinimo laidoje kartu su manimi Ašara Brauks ir meilė žodžius futbolui tars sekmadienio futbolo lygos vadovas bei Vilniaus regiono futbolo sąjungos direktorius Paulius Malžinskas. Labadiena, Pauliau. Sveiki, Evaldai, sveiki gerbiami klausytojai. Na ir tikriausiai, jeigu reikėtų rinkti trečios lygos sezono netikėtumą arba staigmeną arba siurprizą, tai be abejo Salininkų komanda 4. vieta. Priminsiu, kad tai yra pernykščiai sekmadienio futbolo lygos vicečempionai, tai yra užėmę 2. vietą sekmadienio futbolo lygoje. Ir štai trečioje lygoje, tokioje garbingoje kompanijoje taip pat nepasimetė 4. vieta, nors už ją medalių nieks ir neduoda, tačiau tikrai garbingas pasiekimas. Iš tikrųjų, Salininkai labai nustebino, netgi pavadinčiau kaip sezono staigmena. Pradėjo sezoną ramiai ir paskui kovojo, lipo vis aukštyn ir 4. vieta, jeigu kažkas būtų prieš sezoną manęs paklausęs, kelintą vietą prognozuočiau Salininkam, aš prognozau, kad tai bus aišku stiprus vidutiniokas, tačiau kad komanda užims 4. vietą, tiksliai nebūčiau drįsęs prognozuoti. Kiekvieną pirmadienį nuo 14 valandos Geras FM eteryje laida Vilniaus futbolas. Naujienos, komentarai, anonsai, svečiai, konkursai. Vilniaus futbolas. Laidą pristato sekmadienio futbolo lyga. Vilniaus futbolas ir Paulius Malžinskas kartu su juo. Šiandien Geras FM radio stoties eteryje. Pauliau, prieš trumpą tą muzikinę pauzelę kalbėjomės apie 3. lygą, kalbėjomės apie didžiausios staigmenos titulą pretenduojančią Salininkų komandą. Na ir tiesiog dar galbūt pažvelgėme į turnyro lentelę. Apšnekėjome, kad taip, komanda 1. vietoje, Prelegentai 2, Fakyrai 3, Salininkai 4.